Labą vakarą, brangus ir mėly bičiuliai. Jūsų ekranuose dar vienerios Lietuvos futbolo federacijos taurės rungtynės laukia jau visai netrukus. Šiais metais kol kas Neptūno, aišku, burtose sėkmė nelepino. Čia dabar Sūduvos ataka ir pirmasis įvartis. 6 rungtynių minutę. Muša įvartį Ojololako Jode ir iš tikrųjų vėlgi žaidėjas, kuris ir praėjusiame etape mušė pirmąjį komandos įvartį. O dar grįžtant prie Dovydo Lastausko ir Marijampolės Sūduvos pergalės prieš Džiuganą, kaip sakė Dovydas, čia dar viena situacija virpstas, ar bus antras įvartis, jis yra Aivar Semsis. Labvakar, sako Latvis ir muša įvartį. Marijampolės Sūduva išnaudoja savoje galimybę, galbūt tas pirmasis momentas buvo neišnaudotas virpstas, bet po jo atšoko kamuolys tiesiai atgal į aikštę ir Aivars Kampinis. Dar viena pavojinga situacija, ten nuo vartų linijos traukiamas yra kamuolys ir Sūduva turėjo šansą per pirmasias 20 minučių jau trečią įvartį pelnyti. Dar kartelį matysime šią situaciją. Gavo šansą, iškeliavo į sostinę. Neptūno situacija, smūgis ir visai šalia vartų. Visai netrukus turėsime Klaipėdos Neptūno komandos dvigubą keitimą. O aistros verda čia ir dar viena geltona kortelė. Mantas Rusys, apsistumdymas čia. Vaisas Gupy. Jo perdamas vėl ten į kraštą. Spičius, aišku, kad pridės atakoje ir Jonavos komandoje nebuvo kažkuom išsiskiriantis, bet aišku, ten ir pati komanda buvo sunku išsiskirti. Čia Klaipėdos Neptūno pavojinga ataka. Perdamas link Manto Rusio ir čia buvo iš tikrųjų pavojus. Dabar jie jau perėjo į varžovo aikštės pusę. Čia gal ir pražanga, bet tęsiasi ši ataka, kadangi Neptūnas yra su kamuoliu, kairėje Spičius, bet tokį smūgį paleidžia Mantas Rusys. 5 nepralaimėtos rungtynės paeiliui, tarp kurių 4 pergalės. Čia dar veiksmas ir Neptūnas dar nori. Čia viskas baigėsi po 90 minučių. Marijampolės Sūduva švenčia pergalę.